Apygardos muziejus ir valstybinis archyvas. Apygardos muziejaus pastatas buvo pastatytas 1912–13 metais. Tarpukario 20 metų laikotarpiu, kaip ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą, jis buvo naudojamas visuomeniniais tikslais. Pirmojo pasaulinio karo metais pastate patalpinta karo ligoninė. Tuo tarpu 1944 metais, kuomet miestą užėmė Raudonoji armija, čia buvo miesto karo komendantūros būstinė. 1945 metais pastatą perėmė Kooperacinis bankas, kuris dalį jo nuomojo mokyklai ir internatui. Nuo 1956 metų tik dalis parterio priklausė muziejui, o nuo 1977 metų jau visas pastatas buvo skirtas jo reikmėms. Valstybinis archyvas Suvalkuose veikė 1921–26 metais, siekiant apsaugoti dokumentaciją, kurią paliko bendroji ir specialioji Suvalkų gubernijos administracija. O 1954 metais Suvalkuose buvo sukurtas valstybinis apskrities powiato archyvas. Čia surinkta dokumentacija siekia daugiau nei 2500 aktų. Seniausiai dokumentai atėjo iš 17–18 amžiaus, tarp kurių galima rasti Prūsijos hipotekos liekanas iš 18 ir 19 amžių sandūros. Turtingoje 19 amžiaus dokumentų kolekcijoje yra vietinės administracijos, civilinio statuso knygos, notariniai hipotekos teismo aktai. Tarp tarpukario laikotarpio dokumentų dominuoja teismo aktai. Geriausiai dokumentais paremtas laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo.